galim pradėti jau truputėlį po 8. Tai šiandien kaip ir prieš Kalėdas, prieš šventes turėjom diskusiją. Tai būtent ir planavom truputėlį išėjo iš kalbos, kad norėtumėm aptarti strategiją, kokią, kaip ir Juozas minėjo, kokią bitininkystę įsivaizduoja bitininkai. Tai Juozo prašymu ir mūsų visų, kas tuomet dalyvavo diskusijų bendrų sutarimu, nutarėm, kad po švenčių reikia padaryti tokį susijungimą, galbūt vieną iš pirmųjų, kad tokį pradinį mintis, galbūt pasidalinti, kokios yra galbūt jau vykdomos veiklos, kokią mes įsivaizduojam ateitį, tai tokį susibūrimą ir pasidarėm dabar. Tai galbūt prašysim pradėti Juozo išreikšti savo mintis pradžiai, o paskui jau tada kviesim į diskusiją. Tai jeigu įmanoma, kadangi mūsų yra tikrai nemažai susirinkusių, jeigu įmanoma, arba pakelti ranką, kad būtų, nebūtų vienu metu visi pradėtų kalbėti. Tai tiesiog pabandom kažkaip išlaikyti tą tvarką ir kągi galim tada nieko nelaukiant pradėti. Tai ačiū Kęstuti, sveiki visi dar kartą, kas čia jungiasi. Iš tikrųjų, mes kalbėjom apie tai, apie daug ką dabar kalbam ir įvairiuose formatuose, susitikimuose. Ir man čia pradėjus eiti šitais pareigas prieš kurį laiką, pačiam bandant susigaudyti, kur mes esame, kilo noras pasižiūrėti, kaip mes matom dabartį ir bitininkystės ateitį. Mes turim, sakyčiau, labai gražias tradicijas, turim istoriją, turim tokį pagerbimą tų senųjų bitininkystės metodų, turim gražiai saugom tokius paveldo dalykus, bet aš pradėjau žiūrėti, o ką mes esam apsirašę kažkaip tai dokumentuose, link kur judėtume judėti. Nes mūsų bičiulių tarpe yra labai didelė įvairovė. Nuo tokių visiškai mėgėjų bitininkauti, tiesiog pasižiūrėti į bites, galbūt net atvykti, susipažinti kaip gamtos dalimi, iki labai stambių, mūsų mastai stambių, tokių pramoninių bitynų, perdirbimo ir prekybos tinklų. Tai aš pažiūrėjau, kas egzistuoja dokumentuose, kurie yra Lietuvos priimti valdžios. Tai ne Lietuvos vizijoje iki 2050 metų nėra žodžio bitė, nei toj baltojoj žemės ūkio knygoj, kuri čia patvirtinta 19 metais su daugybė parašų įvairių organizacijų, bitininkystė neminima. Vienintelį dokumentą, kurį radau lietuvišką tokį, tai būtų, man atrodo, 2012 metų programa buvo žemės ūkio nacionalinė 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa. Tai toj gyvulininkystės programoje ten yra šiek tiek paminėta ir bitininkystė, bet tokiais tik tai bendrais bruožais, čia juokavau su Dainium, ten paminėta, kad vietinės bitės išsaugojimas taip pat reikalingas, svarbus ir prižiūrės. Ten daug tokių gerų kai kurių dalykų yra, bet sakau, tai yra tik tai viena iš gyvulininkystės šakų ir sakoma, kad 2012 metais buvo 146 173 bičių šeimos ir numatoma, kad po truputį tos šeimos turėtų didėti. Tai man, kalbantys, sakau, įvairiuose formatuose, susitinkant, diskutuojant su valdžios atstovais, labai pritrūko tokio bendro matymo, kur link mes einame. Tai aš galvoju, kad
kol mes čia sulauksim iš kažkur kitur, nes tokių sektorinių strategijų nėra daug. Kaip atsakiau, yra ta baltoji žemės ūkio knyga, yra, man atrodo, švietimo, Europoje yra ten sporto, tokios yra, bet mes neturim. Tai man atrodo, kad reikėtų, mums patiems bitininkam pabandyti pateikti savo tokią viziją. Aš tą pavadinau bitininkystės strategija 2050. Europos Sąjunga reikalauja iš nacionalinių šalių narių valstybių tokių trimečių bitininkystės programų. Ir po to tais programas jinai žiūri, vertina, bet jos yra, kaip sakiau, tokios trumpalaikės, daugiausia skirtos bitininkystės palaikymui ir finansavimui iš Europos Sąjungos lėšų, leidžiant prisidėti valstybėms narėms. Tai mano matymu, aš tai pasidariau tokį planelį dabar kol kas, čia gal truputį per anksti mes pradedam, bet kuo anksčiau pradėsim, tuo geriau galbūt bus matysim, apie ką šnekam. Tai aš tą bendrą vaizdą savo dabar tokį pirminį esu pasidaręs, kad mums reikėtų įsivertinti dabartinius Lietuvos bitininkystės iššūkius, ką mes čia galėtume sudėti. Tai ir pati bitininkavimo formos, ir bičių sveikata, turbūt reikėtų plėstis ten ir toliau, ir kainos, galimybės ir taip toliau. Žodžiu, tiesiog aprašyti dabartinę tokią situaciją, kuri yra. Ir tada reikėtų sudėti tuos mūsų matomus tikslus ir veiksmus. Tai aš manau, kad jeigu pradėti kaip sakiau, aprašyti situaciją, čia kiekvienas mes galėsim pasakyti, kokios problemas matom, tada kaip turėtų būti. Tas, sakyčiau, bitininkystės gyvybingumas ir tokia plėtra. Tai jeigu pradėti nuo pačių bitininkavimo, tai aš lyginu, kas yra Europoje, valstybėse kitose, čia yra gana nemaži skirtumai tarp šalių. Tai mano supratimu, mums reikėtų užtikrinti tokį bitininkų skaičiaus stabilumą. Nemanau, kad pagal dabartinius pirminius tokius mano skaičius čia mums reikėtų labai didelės plėtros, bet būtų gerai, kad tą skaičių dabar jau turbūt peržengus į 10 000 bitininkų ir porą šimtų tūkstančių šeimų mums reikėtų norėti išlaikyti. Gal čia reikėtų dar pasitikslinti su skaičiais kai kuriais ir pasižiūrėti. Antras dalykas, kuris, man atrodo, bitininkų plotmė, yra labai svarbu užtikrinti bitininkų kartų kaitą. Nes, nežinau, kažkas čia Sigitas Uselis buvo kažkur parašęs, kad jau 50 metų perkopiai, tai tada gali galvoti apie kokią nors bitę. Šeimos, reiškia, parsivežimą ir pradėti bitininkauti. Bet iš tikrųjų mes turim dabar labai gražių pavyzdžių, čia kiekvieną savo aplinkoje turbūt turim paprašytų Lietuvos bitininko žurnalę, dabar čia po vieną kitą vis tą jauną bitininką suranda. Aš prie savo tėviškės taip visai tiesiog susipažinau dar su tokiu bitininku, kuris pradėjo bitininkauti būdamas 12 metų. Tiesiog niekas šeimo nebitininkavo, kažkur vaikas paskaitė apie bites ir pradėjo, šiandien turi 50 šeimų, būdamas dar tik 12-okas ir gražiai bitininkauja. Tai čia Kęstučio istorija irgi jaunatviško tokio pradžios ateimo. Tai į mūsų tarpą ateina ir labai jaunų žmonių, bet ta kartų kaita, man atrodo, galėtų būti vienas iš tokių mūsų vizijos, kad
jaunų bitininkų tikrai turėtų tam tikra dalis būti, čia nežinau, ką apsibrėšim, kokiais procentais ar kuo, kokį norėtume tą tikėti. Manau, kad būtų svarbu, žiūrint į tą pačią bitininkavimą, išplėsti tą bitininkystės geografiją ir prasidėjus ir dabar pas mus po truputį gaunanti tam tikrą plėtrą miesto bitininkystė, taip pat ji turėtų rasti vietą ir mes kažkaip turėtume tą irgi apsirašyti. Kita bitininkų, reiškia, veiklos dalis, tai va čia dabar ta aštrioji tokia, sukeliant tam tikrų diskusijų, tamsiosios bitės išsaugojimas, jos vieta, kaip mes matytume tam visam bitininkavimo bendram vaizde, nes aš čia dabar matau labai tokias prieštaringas nuomonės, nuo visoje Lietuvoje tik tamsioji bitė, arba iš vis tamsią bitę tik tai uždaryti į zoologijos sodą ir panašiai. Tai mes turėtume vėlgi labai aiškiai surasti tą vietą, kaip mes augam tą mūsų genetinį paveldą. Dabar, man atrodo, kad mums taip pat reikėtų pasižiūrėti labai svarbus dalykas, čia turbūt ir kartų kaitos ir išsaugojimo, tai yra specialistų rengimas arba švietimas, mokymas ir mokslas. Man atrodo, kad Lietuvoje beveik visiškai sunaikintas bitininkystės mokslas. Aš čia bandžiau aiškintis, tai tokios specialybės mano žiniom dabar turimom niekas nerengia, nieko tiesiog nėra tokios dalykos, kažkiek tai žinių savo mokymo programos gal agronomai turi, ar nežinau, veterinarai, kas ten turi, bet specialybės tokios nėra. Tai man atrodo, kad ją atgaivinti ir pažiūrėti, kokie čia poreikis vienokiu ir kitokiu būdu tą reikėtų. Aišku, man atrodo, kad tokiam sėkmingam bitininkystės vystymui mums reikia sustiprinti bitininkų organizaciją. Tai čia vėl turėtume žiūrėti, kaip mes norim. Dabartinis mūsų tas apjungimas tik tai trečdalio bitininkaujančių žmonių į organizacijas, man atrodo, jisai daro labai silpnas mūsų pozicijas. Mes įvairiuos židiniuos tokiuose aktyvistų grupėse galim pakalbėti, bet tikro progreso nacionaliniu lygmeniu mes nepasieksim, jeigu mes nesustiprinsim tų organizacijų. Čia būdų yra įvairių, vėlgi galėtume tą apsirašyti. Toliau mums reikėtų susitarti dėl bitininkavimo, tokio subalansuoto bitininkavimo ir atsparumo įvairiom rizikom. Kokiu būdu mes galėtume užtikrinti tokį, sakyčiau, saugų bitininkavimą. Man atrodo, mums reikia prisipažinti tą, labai gražiai išsianalizuoti poreikius, sakyčiau, tokių trijų bitininkavimo grupių. Viena tai būtų ta smulkioji, visiškai mėgėjiška, kad papuoštų namus ir būtų dūzgimas, ramybė ir galbūt vienas kitas stiklainėlis medaus. Tai yra mėgėjiška tokia, kur žmogus užsiėmęs visiškai kitais darbais ir jis tik tai dėl to, kad myli bites ir galbūt šiek tiek nori, kad jo sodo derlius ar daržo derlius būtų geresnis, jisai prisižiūri vieną ar kelis aviliukus.
namuose, tarp kitko, tokių žmonių gana yra nemažai. Aš pasižiūrėjau dabar statistiką, tai iki 10 avilių turbūt yra didžiausia grupė tokių bitininkų, bet jie turi savo vietą ir turėtume apie tai irgi pasikalbėti, kaip mes matom tą išsidėstymą. Antra ta grupė, kuri yra nuo 10, nežinau, kiek čia mes paskirsim, ar 20, ar 40, čia mes turim tą tokią savitą lietuvišką skirstimą, nes Europoje profesionalus bitininkas yra priskiriamas pagal apibrėžimą nuo 150 šeimų, mes apsibrėžę 40, atrodo, čia mūsų profesionalų draugija priema. Tai mes turėtume žiūrėti, ką šitie žmonės irgi, kokie jų tikslai, kokie jų poreikiai ir kaip mes galėtume juos patenkinti, nes irgi svarbu tokia sektoriaus dalis, kurie, sakykim, nuo 10 iki 40 ar maždaug tokio dydžio, ar iki 20 ir paskui toliau. Na ir tie tada, kurie turi kitas pajamas, bet bitininkystė jiems taip pat sudaro tokį ženklų, galbūt sakyčiau, pajamų šaltinį, iš kurio jie dasideda prie savo kitų pajamų. Na ir po to tie stambesnėji ar stambiausių, kurie vykdo savo veiklą. Tai man atrodo, kad šito vidurinio sektoriaus tarpe mums reikėtų turėti tam tikrą irgi požiūrį ar kalbėjimą apie tai, kiek čia jiem galėtų padėti galbūt kokia nors kooperacija, bendra veikla, realizacija ir panašūs dalykai, kurie būtų sprendžiami ir kaip tas atrodo. Kita dalis, kur jau ne apie bitininkus, bet apie pačias bites, tai man atrodo, mums reikėtų vėlgi labai aiškiai apsibrėžti bičių sveikatą, ką mes čia galėtume padaryti, kad turėtume sveikesnę bičių populiaciją Lietuvoje, kaip mums reikėtų bendradarbiauti ir sugyventi su mūsų kaimynais ūkininkais, kurie mums kartais atveria didžiulės galimybės laukų, savo kultūrų, kurias mes galim tiesiog, į kurias galim vežti savo bites ir maitinti ir gauti tą mūsų derlių. Tai čia turbūt visi ir gydymo dalykai, ir sugyvenimas, ir apribojimai, siūlymai, kurie būtų, ką čia galima pakeisti, kad sveikata būtų bičių mūsų geresnė negu iki šiol. Kitas dalykas tai yra bičių produktų vartojimas, rinka. Čia vėlgi, man atrodo, reikia labai įsianalizuoti gerai, nes Europa labai aiškiai apsibrėžus, kad jai medaus trūksta, kad ji nesurenka tiek medaus dėl ligų, dėl užsiėmimo, dėl kitų dalykų, bet Europos Sąjungoje pagal dabartinius mano turimus duomenis maždaug apie 40% jiem medaus trūksta. Tai ar gali kaip nors prisidėti Lietuva su to aprūpinimu, bet svarbiausia, kad mes turim kitą tokį teiginį, kuris gajus, kad Lietuvoje mes turime per daug medaus, kad mes savo rinką perpildom ir neturim kur dėti. Aš pasižiūrėjau, kiek mes išvežam ir kiek atsivežam, tai beveik 1:1, jeigu neatsivežtume, tai tą skaičių galėtume suvartoti. Ir jeigu
tą, ką dabar mes čia man prieinama, yra rašoma literatūroje skaičius, tai man atrodo, kad mes dar gerokai mažiau vartojam negu vidutinis europietis ar Europoje. Tai padidinimas vidaus vartojimo irgi galėtų būti vienas iš labai tokių, ryškių siekių, kurį mes galėtume pakeisti, nes, nežinau, kurio čia dabar ataskaitą buvau radęs, kad Lietuvoje 0,7 kg vienam gyventojui suvartojama, kai Europoje apie 2 ar 2 dar su trupučiu. Tai jeigu mes užsimtume tos rinkos plėtra ir dirbant galbūt ir su mokyklom ir su įvairiom institucijom, galbūt ir darželiais, visur mes čia galėtume pasižiūrėti, kaip padidinti vidaus vartojimą, ir tuo būdu spręsti tą realizacijos problemą. Ir be abejo, eksportas, kuris čia dabar taip pat netenkina dėl savo kainų mokamų ir panašių dalykų. Dar vienas dalykas, kurį turėtume savo įsiaiškinti ir galbūt su žemdirbiais, ūkininkais, ypatingai sodininkais aptarti, tai apdulkinimo tokį pripažinimą platesnį. Čia aš matau tam tikrų problemų, kadangi pakankamai nemažas toks įsisotinimas mūsų bitininkystė Lietuvoje, gal jinai savaime dengia, bet iš praeities man vis atrodo ir iš to, ką aš esu matęs kitose šalyse ir ką žinau, kas daroma kitose šalyse, tai bičių panaudojimas sodų apdulkinimui ar daržovių apdulkinimui, jis yra iš tikrųjų galėtų galbūt būti dar viena tokia veiklos rūšis, tiesiog kurią galėtų pasinaudoti bitininkai. Ir taip pat tokia beveik jau savarankiška mūsų sritis, tai yra apiterapija, kuri gavo jau įstatymais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais tam tikrą pripažinimą ir kuri egzistuoja kartu gal su tokiu nors mažu vietiniu bitininkavimo turizmu ir edukacija. Apiterapija galėtų vėl būti tam tikros dalies bitininkų veiklos dalis ir galėtų jinai daugiau populiarėti. Ir tokia būtų mano struktūra tos vizijos, kurią aš čia dabar galvoju, kad mums reikėtų apsibrėžti, ir laukčiau labai jūsų pasiūlymų, patarimų, kad galėtume ją per kokius pusmetį ar metus 25 metam turėti ir kokiu tai būdu pasitvirtinti, jeigu tiktų bitininkų bendruomeniai, galėtume bandyti pagal ją tada dėliotis tam tikrus teisės aktus, kalbėti su valdžios institucijom ir geriau suprasti vienas kitą. Tai aš čia stabteliu ir mielai atsakysiu į kokius klausimus arba išklausysiu, ką kas norės pasakyti. Jeigu aš čia gerai matau, Kęstuti, tu moderuoji, tai aš nenoriu pradėti, matau, kad yra ir raštų klausimų. Taip, galbūt nuo raštų pradėti. Pasakysi, ką tu čia man daryti. Gal pradėkime nuo raštų, kol dar žmonės susigalvos. Tai vienas yra iš klausimų, aš jį perskaitysiu. Renatas klausė, ką bitininkų sąjunga padarė, jog didesniems bitynams nebūtų uždraustas žalias kuras ir kada sąjunga bitininkų pradės realizuoti stambiųjų bitynų medų. Kodėl nėra jokios pagalbos, juolab, jog sakote, jog medaus trūksta Europos Sąjungoje? Tai dar aš matau dar vieną prieš klausimą, bet paskui paskaitysiu. Tai atsakau iš tą klausimą. Tai bitininkų sąjunga apėjo visas valdžios institucijas, pradedant nuo Seimo,
Žemės ūkio ministerijos, mokesčių inspekcijos visiems išaiškino, kad traktoriais niekas nevažinėja, kad reikia krovininio transporto bent, kad būtų galima bent pervežti bites. Parašėme raštus. Girdėjau kažką, ministras šiandien nuo tribūnos kalbėjo, kad lyg tai galbūt ir supras ir atkeis. Buvo keistokas kalbėti, bet mes pabandėm tą padaryti. Ir aš dar vis turiu vilties, kadangi prisijungė ar toną uždavė dabar ūkininkai, kad galbūt žalio kuro mes atgausim, nes įstatymas, kuris pasikeitė, ten priimtas gegužės mėnesį, jisai nieko nesugadino mums. Bitynų veikla ir bitininkavimui veikimas ten tinka pagal tą. Tik tai nežinau, kodėl jie taip jiems sušovė į galvą, kad tik traktorius ir daugiau nieko. Tai galvoju, kad galbūt pavyks atstatyti. Kada Bitininkų sąjunga pradės realizuoti stambių bitynų medų, kaip susitarsim, jeigu tokia veikla Bitininkų sąjungai. Pagal dabartinį Bitininkų sąjungos statutą tokios galimybės Bitininkų sąjunga neturi. Jos statute to nėra ir realizacija medaus yra komercinėse struktūrose pačių bitininkų reikalas. Tai jeigu sutarsim kažkokį tai būdų keisti ir įpareigoti, galbūt pradėsim galvoti apie šitą veiklą. Nors aš matau, kad yra visai nemažai čia dirbančių žmonių ir galbūt reikėtų kalbėtis ir be Bitininkų sąjungos kaip tokios institucijos, kuri to užsimtų, o tiesiog susikurti pačių bitininkų kooperatyvą, susikooperuoti keliem ir padėti judėti. Bet galima šnekėti, kol kas, sakau, tiesiog nėra galimybės tą daryti. Taip, dėkojame už atsakymą. Einame toliau. Čia galbūt klausimas ir tuo pačiu teiginys, kam gaivinti bitininkystės specialybę, jeigu mokymuose nesurenka grupių. Tai aš manau, kad mūsų narių bitininkų, kaip sakiau, jau mūsų tikrai yra gerokai virš 10 000 ir pagrindinis dalykas, kurį, man atrodo, iš tikrųjų trūksta, tai yra tų žinių atėjimo, nes tokių savamokslių vienas per kitą, jeigu žmogus šeimoje ar pas kaimyną bitininką išmoksta, labai gerai, bet normali specialybė ir žinių susirinkimas, man atrodo, tikrai niekam nepamaišytų, nes nemaža dalis žmonių bitininkystę pasirenka kaip savo specialybę. Tai kodėl turi būti tokia specialybė, kurioje nėra jokios bazinio mokymo. Tai aš kalbėjau su kas čia dabar vadinasi, žmonėm, kaip čia reikia mokymai, kursai, bet man atrodo, kad to tikrai reikia. Taip, tai aš labai trumpai čia galbūt dar įsiterpsiu, galbūt galėsim diskutuoti ir toliau dėl šito būtent švietimo, bet vienas pavyzdys, su kuriuo aš esu susidūręs, tai yra Jungtinėje Karalystėje esantis modelis, kuomet pagrindinė jų bitininkų sąjunga, panašiai ekvivalentas kaip yra Lietuvoje, jie organizuoja per draugijas mokymus, kurie yra patvirtinti ir tiesiog galioja visoje šalyje, ne per kažkokią mokymo įstaigą, o būtent sertifikatai eina testų laikymas, mokomoji medžiaga, eina viskas per bitininkų sąjungą. Tai galėsim plačiau padiskutuoti, bet galimas ir toks variantas. Tai čia daugiau, Kęstuti, jau kursai, mokymai, mes tokių kursų padarysim turbūt jau šįmet irgi kaip sąjunga, ne taip, kad tik tai, bet mūsų aukšto mokslo įstatymas ir europinės net aukšto mokslo įstatymas, pripažinimas diplomo
eina per aukštąsias mokyklas. Tai mes, pavyzdžiui, kolegijinio lygio galėtų būti mokykla, kurioje jisai praeina, o paskui galbūt net jisai gali kitiem mokyti, vesti kursus, kurie kaip ir pas mus čia vienokie ar kitokie yra, bet pagrindas, ar tu būsi slaugytoja, ar tu būsi inžinierius, tu turi, reiškia, išsilavinimą ir tu gali būti kaip agronomas, taip gali būti bitininkas arba bitininkas agronomas, galbūt kažkokia tai specialybė. Taip, tikrai taip. Galime eiti toliau. Jurgita klausė, kokios galimybės medaus importo kontroliai tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje, kuri padėtų sureguliuoti vidinę rinką, kad lietuviai valgytų lietuvišką medų, o ne medaus mišinį iš neaišku kur, Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos mišinys. Tai dabar noriu net pasigirti, jeigu galima čia savam būry, kad jau mes artėjame medaus užrašų, nebeliks tokių užrašų, kad ES ir ne ES mišinys ar medus tokio užrašų. Dabar mes praėjom, Europos parlamente jau nubalsavom, aš buvau pranešėjas, vienas iš pranešėjų ten, nuo mūsų frakcijos ir tikrai daug pasidarbavau. Dabar bus užrašyta, jeigu bus medus, kas nors jį sumaišys, tai turėtų būti užrašyta 5% medaus Lietuvos ir 95% mišinys medaus Ukrainos ar Kinijos. Tokia dabar turėtų būti tvarka, kurią matyt, kad artimiausių metų čia kažkada dabar iki pavasario turėtume jau galutinai sutarti, nes dabar, kadangi dokumentas yra direktyva, tai ją turi sutarti Europos parlamentas, mes jau nubalsavom, Europos komisija pateikė, jinai buvo tokia paprastesnė, be procentų, mes dadėjom procentus ir dabar šalys narės turi sutikti komisiją, tarybą ir tada per 12 mėnesių įsigalioti. 25 metų medaus derliui jau mes turėtume matyti labai konkrečiai, iš kurios šalies yra medus. Ar tai vienos šalies, ar tai bus kelių. Bus Europos, sakykime, latviškas ir lietuviškas, turės irgi būti užrašyta, kiek yra jame latviško, kiek lietuviško. Taip pat tam dokumente yra ir sugriežtinti kontrolę, kad būtų laboratorija, kuri tiesiog labiau sektų žiūrėtų. Mes čia turėjom, atsimenat, pernykščio patikrinimo, kiek 46% buvo įtarta, kad padirbtas. Viena iš tų tyrimų buvo ir iš Lietuvos paimta. Tai dabar turėtume turėti gan griežtesnę tvarką, kaip ją pavyks įgyvendinti, turėsim dėti bendras pastangas, kad pavyks. O Juozai, čia dabar tiesų ta kontrolė klausimas iš karto, jeigu man kyla, o kurioje vietoje vyks kontrolė, ar prekybos centruose, ar mes kontroliuosim ties įvežimo uostuose įvežamą medų? Ne, tai pirma kontrolė turėtų būti įvažiuojant. Kuris buvo atliktas, jis buvo atliktas ne išpilšius tarą kažkokią ir iš parduotuvių, o buvo iš įvažiavimo muitinėse arba muitinių sandėliuose. Mes kalbėjomės, buvom jau čia taip mezgęs toks visai gal neblogas pradžiai, arba net pirmi tie susitikimai su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba dėl galimos tokios papildomos patikros, bet jie paėmė tyrimą iš medaus pirklių ir tam vienam tyrimą nustatė tą įtartinumą, reiškia, paskui tyrimuose. Tai kiek ta kontrolė parduotuvėse, aš manau, kad irgi būtų galima kalbėti. Mes tikrinkim, mes buvom kalbėjęsi, tai pagal taisyklės
tikrinti kito medų mes negalėsim, kaip bitininkai ar bitininkų draugijos, bet valstybinės tarnybos tą gali padaryti. Tik tai, kad iki dabar to dokumento, apie kurį aš kalbu, įsigaliojimo, tai jūs žinote, kad buvo galima atseit filtruoti, ultrafiltruoti medų ir jame nelikdavo jokių ženklų arba jis nebūdavo medus, bet buvo sakoma, kad jis išfiltruotas ir todėl nieko jūs nerandat ir nebuvo galima statyti. Tai šitam dokumente, apie kurį aš minėjau, medaus direktyvoje, yra uždrausta ultrafiltracija ir ten palikta, man atrodo, ne mažesnėm kaip 100 milipotentų, 100 mikronų gal ar filtracija, kad pasiliktų žiedadulkių, kad būtų galima nustatyti vis dėlto, iš kur tas medus originaliai yra. Tai galbūt bus lengvesnė kontrolė iš tikrųjų to galimo mišinio, jeigu kas nors bandyt žuvį kavoti ar apgaudinėti pirkėją ir kitus. Taip, galim tada judėti toliau. Tai Gražina klausia, ar tikrai suskaičiuojame, kiek medaus pagaminame ir suvalgome. Ir jinai teigia, jog klausia taip pat iki 10 avilių laikančių pagaminamą medų, kas suskaičiuoja. Tikrai negaliu pasakyti, aš paėmiau šitos skaičius statistikos, tai negaliu pasakyti, bet pasitikrinsiu ir paklausiu kada nors irgi tą klausimą, kaip čia yra suskaičiuojama iki galo, bet suskaičiuojama taip, kaip yra pateikta statistikoje, aš naudoju tuos skaičius. Tvarkoj, tuomet toliau Gražinos klausimas, galbūt teiginys labiau galima teikti, kad laikas jau įvesti higienos reikalavimus smulkiems bitininkams, kuomet ruošiame medų prekybai. Ar yra planuota šitą? Aš nežinau čia apie ką kalba, bet kažkokia tvarka, švara turėtų būti, jeigu tas medus ypatingai iškeliauja iš namų ir jis atsiduria prekyboje. Tai aš sutinku, kad būtų galima atvažiuoti pasižiūrėti. Aišku, čia bus ir tam tikrų piktumų, nes man atrodo, kad yra tam tikri reikalavimai higieniniai, pavyzdžiui, darant produktus, jau čia ne medų, bet pavyzdžiui, medų maišant ten su kokiu nors riešutais ar panašiai. Tai aš jau girdėjau atsiliepimų, kaip aš čia taip gražiai sumaišau pas save virtuvėje ir kas čia man maišysiu ir nieks man ir prekiausiu. Bet tam tikra tvarka turėtų būti. Nežinau, ar čia dabar toks pagrindinis dalykas, kurį mums čia reikia pradėti nuo jo, bet po truputį tą kultūrą kelti reikėtų. Aš tikrai pritariu. Tvarkoj, tuomet toliau tęsim Gražinos klausimus. Kur egzistuoja epiterapija, neteko gyvenime susidurti, išskyrus raginimus medų aukoti jiems? Tai epiterapija turbūt apima tokį platesnį tą terminiją. Tai tiek, sakykime, avilių terapija, tai aš, pavyzdžiui, esu buvęs Trakuose čia mūsų bičiulio centre, kur aš čia mačiau dar kažkur tai tokių turbūt yra, o raginimus aukoti medų aš nežinau, koks čia yra, bet pavyzdžiui, visa pikio naudojimas ar duonelės naudojimas turbūt yra aprašytas. Yra apiterapeutų draugija, aš pats esu jos narys, vyksta įvairūs renginiai, mes ten matom, kad vieni kiti kolegos daugiau tuo užsiima. Tai jinai, sakau, kaip yra aprašyta dabar jau įstatymiškai, ten yra tam tikri reikalavimai net ir jo išsilavinimui, kursų praeišklausimas ir panašus dalykai.
O medaus aukojimo, tai negirdėjau tokio, bet gal kas nors paprašo jūs. Galima patikslinti. Taip, prašau. Draugijos bitininkų Pakruojo rajono konkrečiai renka medų, aukoja įvairioms įstaigoms, nepasiturintiems ir kartu renka apiterapeutams. Yra apiterapeutų draugija. Netenka Taip. susidurti niekur su apiterapeutų draugijos ar žmonių, kurie turi tą vardą apiterapeutas, straipsniais, laidomis, dar kažkuo, tai populiarinant medaus vartojimą. Nu, Apiterapiniai nameliai, pykio vartojimas, duonelės čia patys bitininkai, kurie prekiauja, parduoda, tai šitą ir daro. O konkrečiai apiterapeutų veiklos jos niekur nesimato. nu, tai raginsim mūsų kolegą. Povilas Rimkus, daktaras Povilas Rimkus pirmininkauja dabar. Aš mačiau jo laidas įrašus, net va čia, man atrodo, buvo ir Facebook'o visoje, bet aš pats dalyvau keliuose jų renginiuose, tai jie tikrai, bet čia viskas dabar yra labai šviežia. Man atrodo, kad Seimas priėmė įstatymus ar net 21 metų su ten tais pereinamaisiais laikotarpiais, ką dar gali daryti žmonės neturintys tų išklausytų valandų ir ką gali jau tie, kurie išklausė, ką turintys medicinį išsilavinimą, ką neturintys. Ir aprašyta daug yra gendrolio darbų, kitų, tai aš nesakyčiau, gal tiesiog dar tokia pradžia, tai gal nėra labai platu, bet po truputį tikrai juda. Čia, žinot, ne panacėja, apendicito neišgydys, bet sustiprint tokį bendrą organizmo atsparumą tikrai galima ir matyt, kad įsivažiuos. Kviečiu aktyviau įsijungti ir gal patiems pradėti dalyvauti ten gavus žinių. Ar galiu šiek tiek dėl apiterapeutų? Richardas čia, bičiulis. Reiškia, aš pats irgi esu apiterapeutų asociacijos narys, kaip tik buvo praeitą savaitgalį šeštadienį ataskaitinis, gaila, kad negyvai jo per irgi platformą. Tai ta idėja, kad trūksta sklaidos ir panašiai buvo išsakyta ir tikrai bus dirbama tuo klausimu, su ponu Povilu Rimkum kalbėjom ir panašiai ten ir išsakėm tiek mes iš bitininkų pusės, tiek kurie dalyvavo, tiek jie tą poziciją, kad sklaidos trūksta ir šiek tiek trūksta bendradarbiavimo su pačiais bitininkais. Tai manau, kad irgi buvo išgirsta ir asociacija tikrai ruošia nemažai dabar ateinantiems metams visokių renginių ir panašiai. Ir ta sklaida, manau, jinai dar suaktyvės šiek tiek. Dėl aukojimo, tai kažkokio to, aš tai irgi pirmą kartą girdžiu, kad kažkam lieptų aukoti ar ten dar kažką, tikrai nėra tikslo, to labiau, kad tai asociacijai priklauso labai daug bitininkų ir nematau prasmės, kad ten kažkam kažką reikėtų aukoti. Tai čia tikrai kažkoks vos nešmeištas gaunas savotiškas. Kad veikia asociacija, tai tikrai ir pernai buvo neblogi, gerai, tikrai labai puikūs kursai suorganizuoti ir tikrai yra garbių narių ir konferencija gruodžio mėnesį buvo, tikrai buvo išsiųsta į bitininkų draugijas visiems kvietimai. Tiek gydytojų visokiom draugijom, asociacijom ir taip toliau dalyvavo nemažai žmonių, Kaune renginys buvo, labai daug informacijos pateikta ir panašiai. Tai manau, kad čia šitas klausimas vyksta, kad bendradarbiavimo šiek tiek gal trūksta. Nu taip, kaip jūs minėjot, gerbiamas Juozai, yra priimtas ir apiterapeutų įstatymas, ir produktai ten ir išvardinti ir panašiai. Tai tikriausiai sutiksit, kad ne per vieną dieną tie įstatymai gimė ir ne per vieną dieną jie įsigalios vykdyti ir panašiai. Tai kol kas tiek iš apiterapeutų pusės norėčiau apginti tą poziciją. Gaila, kad šitoje diskusijoje iš pačių apiterapeutų nėra atstovų iš valdybos. Yra, tai mudu reikia. Jo, sakykime, aš nesu valdyboje, aš kaip bitininkas narys, jūs valdyboje esate, teisingai. Tai tikrai tą poziciją norėčiau išsakyti, paskui, kai po klausimų gal Kęstutį aš ten savo iš to skaidrių kažką papildysiu dėl pasiūlymų konkretesnių. Taip, tai norėtųsi, kad atėję žmonės pasakotų, mačiau, skaičiau, girdėjau apie apiterapiją, apiterapeutai, ar bent jau be to žodžio pasakotų, medus ir kiti bičių produktai, kokia nauda sveikatai, kaip vartoti ir taip toliau.
Tai va Visiškai su šito va jumis, trūksta iš apiterapeutų. tai visiškai aš su jumis sutinku ir paskui, jeigu bus galima, tada ta diskusija, kaip jau čia. Ne, bet mes ir patys, žiūrėkit, čia nenorėkim, kad kiti darytų, tai Tai aš apiterapeutai turiu darys, pasiūlymus konkrečius tamsta, viskas gerai. jo, apiterapeutai darys tą, ką jie privalo daryti, o mes bitininkai sakykim, kad medų valgyti, aš valgau iš ryto šaukštelį duonelės, šaukštelį medaus ir artėju prie 70 metų ir žvaliai sportuoju ir darbuojuosi. Tai kiekvienas taip darykim savo pavyzdžių ir viskas judės į priekį. Čia nereikia, kad kas nors už mus padarytų. Bandykim nuo savęs pradėti. Einam toliau. Ne? Taip, tai dabar klausimas yra, keli klausimai su to pačia tema. Ar realiai egzistuoja gryna tamsioji bitė ir prie to pačio, kas sukontroliuoja, kad tai yra iš tiesų tamsioji bitė. Ir dabar su sklaida, ar tikrai galima užsisakyti ir kas sukontroliuos, kad tai yra tamsiosios bitės. Truputį padirbėti. Aš Europoje išsaugoti būtų gražu. Kiek jos yra Lietuvoje, nežinau. Aš dalyvau keliose susitikimuose. Keletas žmonių čia dirba Lietuvoje, įkūrė tamsiosios bitės Lietuvos asociaciją. Galbūt gavo kažkokį arba tikisi gauti tą vietinių genomų saugojimo paramą. Bet esu numatęs susitikti su atsakingom institucijom Lietuvos, kurios turėtų, mano nuomonė, daugiau įtakos arba daugiau paaiškinimo tiek aplinkos ministerijoje, tiek žemės ūkio ministerijoje ir kitose institucijose ir turbūt mokslo institucijose pasakyti, kokia čia yra tas grynumas, nes kol kas tiek, kiek aš girdėjau ir skaičiau, tai čia daugiau primena tokią mažiau mišrūnę ar daugiau ar mažiau mišrūnę, bet tamsesnė bitė, bet reikia pasižiūrėti, ar jeigu mes sužinosim viską, tada tą informaciją pasidalinsim. Čia Dainius yra, jis galės galbūt irgi daugiau dar pasakyti, ką mes ruošim, bet mes norėtume daugiau gavę informacijos ir pasakyti aiškesnę galbūt Lietuvos bitininkų sąjungos poziciją, kad taip, bet kaip sakiau, nefetišuojant, nepasakant, čia tamsioji, paimant europinius pinigus ir paskui dingstant kaip į vandenį. Tai mes norėtume, kad būtų aiškumas didesnis, kol kas aš to atsakyti jums irgi negaliu, nes iš labai siauro rato tik tai girdėjau patvirtinimą, kad čia jau tikrai yra ta tamsioji. Tai aš noriu dar truputėlį prasiplėsti, pažiūrėti, kadangi čia turbūt ar Lietuvos tamsioji, ar Latvijos, ar Europos tamsioji, mes labai didelio skirtumo irgi neturėtume, tai kokia čia sureguliavimas dar pasižiūrėsim. Tai jeigu kas nors ar mane girdi. Girdim, Dainiau, girdim. Apie juodąją bitę aš iš karto gal atpasakosiu, čia matau daug klausimų iškrenta apie tą juodąją bitę. Kokia yra padėtis? Mes esam kaip draugija steigėjai, labai gražios pasakos buvo. Varėna, čia Varėna. Kada bus tik čepkelios, šitą izoliuotų, nuskaitykim kaip draustinis. Pasirodo, teritorija išsiplėtė. Išsiplėtė dabar paimtus beveik visas regioninis parkas ir ten jokios kontrolės nėra. Ir tikriausiai nežinau, kokia institucija gali šitą dalyką kontroliuoti. Žmogus, nežinau, jis turi bitininko išsilavinimą, neturi šitam darbui būtent. Ir tas bičių dalinimus jau yra, kiek aš žinau, kiek aš galiu teikti.
kiek iš nuogirdų. Ten Anykščios yra, Kaune atseit yra, Vilniuje yra, Klaipėdoje yra įsivežę tas motinas, žmonės žaidžia su ugnim. Tuo labiau, kad Amšėjaus Algis pats Rasose, čia dabar jis spaudino prieš kokias 2 savaitės straipsnį ir pasakė, kad reikia 5-7 metų su ta juodąja bite padirbti ir ją išgryninti. Čia yra pagal DNR branduolio tyrimą faktiškai turėtų būti apie 90%, kad ją galėtų platinti po Lietuvą. Kas dirbė su veisliniu darbu, visi supranta, kuris prisilietė. Kad čia bus platinama dar viena mišrūnė ir taip mes Lietuvoje turim, čia nežinom, ką mes turim patys, nes tyrimai neatliekami, ką čia įveža, tai mes galim pasidaryti amerikietišką variantą. Agresyvias bites turėti. Tai, o daugiau ką aš galiu pasakyti, taip viskas yra pilnoj nežinioj. Susižinosime. Jauni esam, išmoksim, Dainiau, nemusirink, viskas susižinos. Čia ir kursų reikėtų mokyti. Bitininkavimas su ta juodąja bite, man pavyzdžiui yra tekę prisiliesti dar gyvenime prie tos juodosios bitės. Žmonės reikia ruošti viską daro, tas 177 eurai ir ar jie bus ar nebus, jeigu čia mišrūnės platis, čia dialogui nėra ribos. Palikim dar truputį vėlesniam laikui, daugiau žinosim, galėsim paaiškinti. Gerai, tvarkoj, tuomet judame toliau. Labai trumpas klausimas. Vasario 2 dieną Žemės ūkio ministerija susitinka su LBS atstovais. Kas atstovaus LBS klausimas? Tai trumpai. Juozas Olekas, ko čia pavardės klausia, Gediminas Kašėta ir gal dar kas nors, bet šitie 2 tikrai. Prezidentas ir valdybos pirmininkas. Bet praleidom vieną dar svarbų klausimą. Pažiūrėk, anksčiau ten yra, man atrodo, apie reikalavimus bitininkams. Tai mes kaip ir aptarėm. Aptarėm, ne? Gerai, tvarko. Dienai. Švedija praleidžia. Taip, tuomet kokia padėtis yra šiuo metu dėl amerikinio puvinio ir kokių priemonių imtasi šiai problemai išspręsti? Bet tu viskas antras skaitai, man atrodo. Tai dėl amerikinio puvinio iki užpernai metų buvo programa, kurią finansavo Žemės ūkio ministerija, rasdavo maisto veterinarijos tarnyba kelis procentus židinių, bandydavo sunaikinti, išgydyti, reiškia, tai yra panaikinti tuos židinius. Programa pernai baigėsi, pernai buvo niekas nedaroma, tai sutarėm šįmet, kad programa turbūt tęstųsi, nežinau, ar matė, ten buvo pirmas toks jų raštas, kad jie toliau tikrins ir kad mes turėsime įsileisti. Mes tik tai dar vieną prašėm, kad programa tęstųsi, bet kad atsirastų pinigai už reikiamus sunaikinti šeimas ir inventorių. Tai kol kas to nepasiekėm, bet manau, kad vis tiek tą daryti reikia, kad papildomai infekcija neplistų ir kad būtų mūsų bitės, kaip minėjau. Viena iš problemų - bičių sveikata. Gerai, tuomet dar vieną, kur praleidau. Renatas rašo, jog baigė agronomiją ir bitininkystės kursą turėjo ir dėkoja Amšiejui, jo dėka išmoko daug ir tegul rajonų pirmininkai daugiau organizuoja mokymų nariams, o ne studijų kryptį reiktų kurti. Matai, koks Renatas nedraugiškas. Kai jis mokėsi agronomiją ir bitininkystę, tai buvo gerai, o dabar jau kitiem tegul pirmininkai organizuoja. Tai čia nėra prieštaravimo. Aš manau, kad būtų gražu, kad agronomas bitininkas galėtų būti specialybė ir Amšėjaus mokiniai galėtų toliau mokinti kitus, o rajonų pirmininkai galėtų iš tikrųjų organizuoti mokymus ir kalbėkit su savo pirmininkais. Mes, Bitininkų sąjunga, tarpininkausim, prisidėsim, kad tos studijos, tie mokymai būtų tokie efektyvesni, o ne tik tai varnelės kažkokių padėjimų.
Taip, tuomet tęsim. Vytautas klausė, gal galima įvesti kvotas ar apribojimus, kad lietuviško medaus supirkėjai būtų įpareigoti supirkti kažkiek procentų Lietuvos bitininkų medaus, o likusi atsivežti iš kitų šalių. Nu, aš tai, matot, nežinau kaip čia. Aš nesu toksai viską uždrausti. Mes turim gal šiek tiek daugiau per pozityvą, šviesti ir bendruomenę, visuomenę. Aš tą visada darau, jeigu mane kas bet kur paklausia, kur nusipirkti gero medaus, sakau tik tai pas kaimyną, pas bitininką, kurį tu pažįsti lietuvišką, o ne nežinia kokį ten rusvą saldų skystį pirkti, kuris skystas parduotuvėse. Mes tą turim aiškinti. Vargu, ar čia tokiam rinkos ekonomikoje čia galėsi uždrausti ir įpareigoti. Bet daryti, va tą, ką Europo dabar čia mes pasiūlom, trumpasias grandinės, kad mokyklose galėtų nupirkti, neskelbdami ten pigiausio konkurso, nupirkti gero medaus iš to rajono bitininko ir vaikams vietoj cukraus ant pietų stalo ar kur padėti medų, kad tai tokių dalykų man atrodo, kad čia būtų teisingiau negu kad atvirkščiai tik uždraudžiant, o žmonės nenorėtų to įsigyti, nes paskui būna draudžiamas vaisius skanesnis. Taip, tuomet klausimas yra toliau, bet man atrodo, lyg tai aptarėm, kas kontroliuoja, kiek smulkiai bitininkai. Prieš tai, žiūrėk, dar ir apie valstybinį laboratoriją aš noriu pasakyti. Aš pasižiūrėjau, kelis metus buvo labai daug pinigų iš paramos europinės bent jau nuplanuota ar skirta laboratoriniams tyrimams. Nežinau, kiek čia mes prisivežiojom ir kiek darėm, bet ten būdavo, jeigu aš gerai dabar nesumaišiau, net keli šimtai tūkstančių. Tai mano tikslas dabar yra pasikalbėti dar kartą su ministerija, aš tą ministrui jau sakiau ir dabar yra ta nacionalinė laboratorija, kad ji turėtų viską arba turėtų galimybę, jeigu ko neturės, nuvežti ir ištirti. Tai man atrodo, kad mes tikrai turėtume, tokių pajėgumų turėtų užtekti, kiek man žinoma, ko ten reikia, tie daromi tyrimai, magnetinio rezonanso, kiti, kad būtų Lietuvoje laboratorija arba turėtų labai, sakau, tokį kontaktą su kuria nors europinė laboratorija, kad tuos tyrimus būtų galima padaryti ir sukontroliuoti. Kitas klausimas, Vytautas klausė, kodėl LBS negali tikrinti kitų bitininkų ar prekybos centrų medaus. Pavyzdžiui, Estijos bitininkų profesionalų asociacija tikrina medų, vašką ir su gautais rezultatais eina į ministerijas spręsti problemų. Tai čia turbūt truputį kitų mes bandėm, reiškia, pasakyti ir pasiprašyti net paramos europinės, kad mes darysim tyrimus. Mums buvo atsakyta, kad kiekvienas tyrimus daro tik savo, o ne kaimyno, kad gautų. Mums turbūt gal ateityje galėsim apie tai apsitarti, ar sutarti pavyks ar ne, tam tikrų funkcijų perimti iš ministerijos, sakyčiau. Vat aš turiu pavyzdį Lietuvos odontologų rūmai, kurie daro tam tikrus darbus ir už tai gauna tam tikrą finansavimą. Nes kiekvieną tokį darbą daryti, aš jau sakiau, kad mes pajėgiam suvienyti vos tik trečdalį bitininkų, o pradėti dirbti visą darbą reikia tiesiog fizinių pajėgumų ir finansinių pajėgumų, kad tu galėtum žmogų, kad jis nueitų, kad jis padarytų, ir panašiai, nes jeigu galėtume patikrinti, mes patys tada turim laboratoriją turėti. Tai mes galim tik tai, nusipirkti medaus ir nunešti į laboratoriją, apmokėti ir paskui pasakyti, kad čia viskas gerai. Tai čia yra tokių dalykų, kuriuos reikia pažiūrėti, jeigu tokios funkcijos būtų suteiktos, jeigu Lietuvos bitininkai labiau susivienytų ir mes turėtume daugiau resursų, galbūt mes galėtume vieną kitą darbą padaryti, bet čia mes, man atrodo, galim lygiai taip pat pareikalauti iš tų
valstybinių institucijų. Tvarkoju, tuomet dar klausia, ar į susitikimą su Žemės ūkio ministerija bus kviečiami ir kitų bitininkų asociacijų atstovai. Ne, mes einam čia susitikti patys dabar, kai mes kartais susitinkam su kitom asociacijom, organizuojam tokius renginukus, pas mane jau gal bent porą buvo ir dabar numatę dar susitikti, bet ne kiekvieną kartą mes einam su kažkuo, tai kartais einam ir patys savo darbus dirbam. Taip, tuomet du klausimai susiję su parama, tai klausimas iš esmės skamba, kada keisis paramos bitininkystei, avilių, mėsukių jau visi prisipirko, mokymų nesurenka grupių ir tuo pačiu klausia, ar nereikėtų peržiūrėti paramos bitininkystei sąlygų, galbūt praplėsti galima įsigyti inventoriaus sąrašą, ar skirti konkrečią pinigų sumą, už kurią bitininkas gali spręsti, kaip ir ką pirkti, o neįsprausti bitininką į rėmus. Tai galbūt būtų čia toks, ar neverta eiti link tiesioginių išmokų? Tai man atrodo, kad čia reikia pasitarti, kuris metodas yra geresnis ir kuris tikslingesnis, nes čia vieni kritikuoja vienus, kiti kitus, ko reikia. Aš nežinau, aš atvažiuosiu po 2 savaičių čia dabar į Belgradą, yra steigiama Europos bitininkų asociacija, Lietuvos bitininkų sąjunga, apsisprendėm, kad mes dalyvausim, gal bus proga dar pasišnekėti, nes aš girdžiu apie tokias skirtingas, kad pavyzdžiui, kai kur bitininkai nieko negauna, gauna tik asociacija ir jie ten daro kai kurios darbus, bet nežinau kaip čia. Estijos dar nesusipažinęs, bet žinau apie Latvijos, apie šiaurės šalių, kaip tik turėsim šįmet, tarp kitko, Lietuvoje šiaurės Baltijos šalių bitininkų tarybos susitikimą, tai galėsim apsišnekėti, kokios šitos formos. Kalbant su nacionalinė mokėjimo agentūra, jinai sutiktų iš principo keisti, bet nežinau tada, kaip čia tas, ar būtų taip gerai. Bet aš žinau žemės ūkio Europos svarstymus, kad ta tokia tiesioginė už avilį arba už hektarą, jinai nėra gera, nes tau reikia tik tai įsigyti ir kuo tu daugiau įsigyji, kuo tu daugiau gali gauti kaip komercinė, sakykime, sėkmės, tuo tu daugiau paimi tos visos paramos. O tam tikrų darbų reikia atlikti ir tiem mažesniem, kuriem ta parama tada visiškai susmulkėja. Bet mes buvom siūlę šįmet į taisyklės, dar šįmet nepavyko, bet aš manau, kad mums reikėtų dėl kitų metų tikrai tą kaip įtvirtinti, kad parama negalėtų būti suteikiama, jeigu žmogus nepraėjęs kursų. Va čia kažkas buvo klausė, kad nesurenka mokymų grupų. Tai kad mes nereikalaujam turėti ten kokio tai minimalaus išsilavinimo, kad gauti visai nemažą paramą. Gal mes turėtume pertvarkyti taip, kad žmogus turėtų turėti tam tikrus pagrindus, jeigu jis eina į paramos gavimą. Tai šitas klausimas yra atviras ir šįmet galbūt tie metai, kada bus daug svarstymų, siūlau siųsti visiems savo įžvalgas, nuomonės, kaip jie manytų, kad būtų geriau, ar jeigu žino apie kitų patirtį gerą, kad pasidalintų. Tvarkoj, čia tik tai galbūt mano tokį pamąstymas dėl to prašymo, kad kažkokį tai baigimą kursų, bet jeigu žmogus 20 metų bitininkauja, niekad neturėjo jokių praėjęs kursų, ar jam reikės tai paramai nešti kursus ir ar čia nebus tiesiog kursų skatinimas pinigų įsisavinimo? Aš nežinau, Kęstuti, ar tu jokių kursų nepraėjai, aš jau praėjau ne vienus, tai man atrodo nereikia nei 20 metų. Vis tiek kažką tai nori sužinoti, nuvažiuoji į Epimondiją, nuvažiuoji į kokį nors
Lietuvos bitininkų sąjungos metinį susirinkimą, mes tikrai ten padarysim kursus, tai, kad žmogus 20 metų dirbtų ir nieko nesidomėtų, tik tai iš kaimynų, yra galbūt vienas kitas, bet tikrai nebus sunku, jeigu jis ateis su draugais pasėdėti dūzgėse kur nors ir išklausys kur. Ar galiu šiek tiek dėl kursų? Ričardas, vėl patrukdysiu. Apie terapeutų vėl šį kartą. Esmė šitame susitikime, nežinau, ponas Juozai, jūs jau kalbėjot su Povilu paskutiniu metu ar nekalbėjot šiek tiek? Kalbėjau prieš kokias 2 savaitės, sutarėm susitikti, kai bus Vilniuje, jis ir minėjo, kad su jumis norės susitikti, tai aš gal tokia šiek tiek paslaptėlė, nepaslaptėlė, jokios čia paslapties nėra. Terapeutai bando irgi, kaip pasakyti, neįsteigti kursus būtent bitininkams. Ir atsiras toks kaip kvalifikuoto bitininko ar pažymėjimas, ar dar kažkas, kuris supranta apie bičių... Apie terapeuto padėjėjas. Ne, apie terapeuto padėjėjas tai yra dideli mokymai, o apie bitininkus papildomai dar vieni kažkokie kursai, jis ir norėjo aptarti tą temą su jumis kaip su LBS. Bet ką aš noriu pasakyti, situacija tokia, ką ir aš aprašiau, ten Kęstutis matė mano tose skaidrėse, apie bitininkus, kad pirmiausia trūksta būtent to švietimo patiems bitininkams. Taip, galbūt jisai bitininkauja 20-30 metų, bet trūksta supratimo ne apie medaus, o apie kitų produktų, to pačio pykio, tos pačios donelės, žiedadulkių, o juo labiau apie jų mišinio naudojimą ir pateikimą žmonėms. Nes dabar situacija yra tokia. Naini į turgų, kad ir nereikia net turgaus, buvo visokios mugės kalėdinės. Ir ten, specialiai paklausiu pas kai kuriuos bitininkus, kurie prekiavo, kaip jūs padarėt pykio tą užpiltinę, kurią jūs siūlot žmonėms. Tai kokių tik nuo visų ligų ir kokių tik versijų. Ir 96 laipsnių spiritas, ir su dezinfekcinio spirito yra girdėta tokių variantų ir taip toliau. Esmė, kad patys bitininkai nesupranta tų papildomų produktų naudos ir žalos ypatingai. Kad ne visiems viskas galima ir panašiai. Tai čia, manau, apie terapeutai stipriai įsijungs į tą reikalą, nes jie būtent ir aiškina. Kada, kaip, ką, su kuo vartoti, kokie gali būti indikacijos, kontraindikacijos ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Va šito ir trūksta irgi dėl švietimo galbūt labiau. Ką jūs irgi minėjote ir aš tikrai palaikau šitą jūsų nuomonę. Tai aš irgi palaikau jūsų nuomonę, kad šitoj vietoj su pykio tirpalu yra didžiulė tuštuma. Aš, pavyzdžiui, parduodu tik pykį, tirpalo negaminu iš principo. Nes aš negaliu patarti, kaip naudoti, nedarant žalos sveikatai. Nes mums trūksta žinių ir mes kaip bitininkai tirpalo negalim pardavinėti. Bičiuliai, siūlau praeiti klausimus, paskui padiskutuoti. Gerai, tvarkoj, ačiū. Taip, tai Artūro klausimas. Aš turėjau omenyje prekybą turgavietėse ir ūkininkų turgeliuose prekiaujančių žmonės, kurie deklaruoja kelias šeimas ir kaip mes sukontroliuojam turbūt juos, kad jie neperka medaus iš kažkur ir neparduoda. Jeigu galbūt Artūras pats pasakytų, čia galbūt tiksliau galima mikrofoną įsijungti. Sveiki. Yra dalis prekeivių, tiek ūkininko turgeliuose, tiek tose pačiuose turgavietėse, kur jie prekiauja 6 dienas savaitėj ir nenoriu aš vardais minėti ir vietomis, jie patys, aišku, jų čia greičiausiai nėra, bet, dirba 6 dienas ištisus metus turgelė, kaip jie spėja tuos savo ūkius apžiūrėti, kaip jie spėja bites apžiūrėti, kaip jiem užtenka iš tų 5-8 ar ten 15 šeimų metams medaus prekybai turgėje, tas klausimas yra. Tai reikia pasižiūrėti pagal tą mūsų dabar naują tvarką, aš tikrai nenoriu labai taip nusmulkinti, kad ten kiekvienas stiklainiuk, bet jeigu yra kažkokių įtarimų, tai aš manau, kad ir ta pati bitininkų draugija to rajono galėtų pasiteirauti, ar iš tikrųjų jisai čia prekiauja savo medum, ar jisai čia prekiauja kažkokiu kinietišku geltonu skysčiu. Tai man atrodo, čia visų mūsų reikalas, kad nebūtų. Mes turėjom tą pasiūlymą įsigijimui, pasitikrinimui papildomai ir aukštesnių rodiklių nusistatymui kaip
Lietuvos bitininkų sąjungos medaus ženklą kokybės. Galima galvoti, jeigu norim truputį aukštesnės kokybės pasidaryti, bet žiūrėkit, mes dabar kalbam, čia aš bandau atsakyti tuos visus klausimus ir su mielu noru tą padarysiu, bet aš galvoju, kad mums reikėtų galvoti, vat, kaip mes apsibrėžim tą tokią strategiją. Ar mes einam susitvarkymo link ir higienos dalykų, ir kokybės dalykų, ir kitų. Ir jeigu einam, tai paskui mes, kai turėsim tą vaizdą, kad norėtume, kad Lietuvos bitininkystė tokia būtų, tada po truputį pradėsim taikyti tais priemonės, kaip galima padaryti, kad prie to artėtume. Ir tada galima tas turgavietės irgi pasitikrinti, kiek jisai turi, kiek prisuko. Ir jeigu čia bus problema, kad čia pradės lysti, bet aš dabar matau, kad daugiausia tai lenda to sumaišyto mišinio, tai dar kol kas didžiosiuose tinkluose, ten viskas pilna pridėta, ko tik nori. Iš priekio lietuviškas medus, o nugaroje užrašyta ES ir ne ES mišinys. Jo, atsiprašau, kad įsiterpiu. Žinokit, čia man pačiam dar prieš 3-4 metus buvo, kiek žinau, kažkur iš Anykščių pusės vienoj ūkininkų turgelėje, vienam čia Kaune atvažiavęs žmogelis, atvežęs produkciją savo duoti kitam bitininkui šalia už mane stovinčiam, pasiūlė 3 eurai kilogramas, supakuotas jau padarys ir mano etiketės, ir man tik tai reikia kvapą ir spalvą įsirinkti medaus. Ir labai greit atveš pristatys. Nu tai tą, ką sulaikė čia maisto veterinarijos tarnyba, tai buvo 40 euro centų už kilogramą. Tai tokių skysčių čia matyt, kad pastai. Bet sakau, mes šitą dalį po truputį, man atrodo, judėsim ir jeigu visi vienodai matysim, tai apsisaugosim. Aš netikiu, kad čia visą laiką galės taip durninti. Gerai, einame prie kito klausimo. Taip, Vytis klausia, teigia, jog visos asociacijos ir bitininkai supranta grėsmę paleidus juodąją bitę laisvai platinti. Kaip manote, kas prisiims atsakomybę, kai bitininkystė bus sužlugdyta? Tai yra bitės neproduktyvios, spėtlios ir piktos. Tai žiūrėkit, aš Vyti nemanau ir kiti, kad čia kas nors mums sužlugdys, jeigu mes normaliai prisižiūrim savo bites, kiekvienas bitininkas, man atrodo, bent į 2 metus pasikeičia motinėlės tom, kuriam reikia, tai niekas čia neprilėks, bet apie šitą ginčą dar kol kas pasižiūrėkim, kas čia daros, nes čia daugiau yra pasakojimų, gąsdinimų su vieni kitų negu tiesos. Tai aš galvoju, kad mums reikia daugiau informacijos konkrečiai turėti, kas čia kur platina ir ką čia platina. Galėčiau įsiterpti, nes aš jau kuris laikas keliu ranką, bet nesulaukiau žodžio. Mano vardas Romas, aš apie tą tamsią bitę noriu pratęsti tą diskusiją. Pilnai pritariu, ką čia Dainius kalbėjo ir turbūt ten nėra ką ir pridurti ir plėstis. Tiesiog manau, kaip čia Oleka sakė, kad dar palaukim, pažiūrėkim, kas bus ir tada žiūrėsim, ką padaryti galima. Šiek tiek nuogąstauju, kad vėliau jau ten nieko negalėsime padaryti. Nes kiek girdėjau, Žemės ūkio ministerijoje ten jau yra ruošiamasi priimti tam tikrus sprendimus dėl tamsiosios bitės. O kai jau jie bus priimti, nieks nieko pakeisti negalėsim. Toliau dėl grynumo čia buvo klausimas. Tos bitės, tai man teko išklausyti visą paskaitą Blažytės ir Budrio. YouTube jinai yra 20 metų. Įsivedus Blažytė Budrys galima visiems labai lengvai susirasti ir išklausyti patiems. Tai ten Budrys labai aiškiai pasakė, kad nėra grinaveislės tamsiosios bitės. Ten netrodė grafikus. Ten aš dabar tiksliai nepamenu. Ten atskiruose regionuose, ten ir Jurbarke buvo, ir Varėnoj. Tai ten 50, gal 60% tik tais turi tamsiosios bitės genų. Tad va čia iškyla klausimas, apie kokią čia bitę mes kalbame. Tų mišrūnių pas mane bitinė irgi yra pilna.
Tad įdomus čia klausimas iškyla, kaip Žemės ūkio ministerija prasileido kabutėse tą 177 eurų paramą ūkiniams gyvūnams retiems išsaugoti, kai ten labai aiškiai parašyta, kad tik tais grynaveisliams gyvūnams teikiama ta parama. Tai čia, manau, vienas iš esminių klausimų, kodėl čia taip buvo padaryta. Nežinau, ar per tą laiką nuo 20 metų nebuvo daryta naujų tyrimų DNR, tos tamsiosios bitės, bet kiek aš ieškojau YouTube ir kitur internete, aš neradau tos informacijos, matyt, nebuvo naujų užsakymų moksliniams darbams ir nebuvo tos naujų tyrimų darytų. Toliau kitas niuansas, ką norėčiau paminėti, tai turbūt jau daug kas esate susipažinę su tuo raštu, kuris šiandien internetiniai erdvėje sklaido jau keletą dienų. Ten, aišku, viskas pakankamai gerai ir aiškiai surašyta. Man kažkaip truputėlį keista, kad mes jau einame 2 valanda diskusijos. Aš esu girdėjęs iš daug bičiulių, kurie čia irgi yra prisijungę būtent jų poziciją apie tą raštą. Visi kažkaip tai ten pritarė, bet kai yra diskusija, tai tarsi ir tyla gaunasi. Tai kurgi tie stambieji bitininkai, kurie nori išsaugoti savo verslą, kodėl jie dabar nekelia to klausimo. Dar aš norėčiau Olikui šiek tiek paprieštarauti, kuomet čia Vytis buvo uždavęs klausimą dėl tos, reiškia, tamsiosios bitės išplitimo, kad Olekas, kaip pasakė, kad čia reikia prižiūrėti savo bites, keisti motinas ir taip toliau. Iš dalies taip, bet o ką daryti tiems bitininkams, motinėlių augintojams, kaip tas pats Vytis, Grigaliūnas, Imantas, na ir kiti čianais. Juk jeigu šalia jų punkto pasistatys bitininkas savo tuos 10 avilių su tamsiaja bite, tai įsivaizduoja situaciją jūs. Mes Lietuvoje negalėsime nusipirkti normalių F1 motinų, kurios būtų nepiktos, nespietlios ir produktyvios. Arba ta tikimybė gerokai sumažės. Tai va čia apie šitą nieks nenori garsiai diskutuoti. Tai čia siūlau galbūt pratęsti diskusiją šiuo klausimu ir, išsakyti visiems savo mintis aiškiau. Ačiū. Tai nežinau, Kęstuti, ar nori, kad sureaguočiau, ar einam kaip čia dabar? Tai galbūt praeikim greitai klausimus, Gerai. ir tada galėsim skirti laiko jau rūpimiems klausimams diskusijai. Tai rašo dėl planuojamo reglamento, kad nori ne filtraciją uždrausti, o vakuuminį medaus džiovinimą, kad rinka pasiektų tik subrendęs medus avilyje. Tačiau vėl palikta niša konditeriniam medui patekti į rinką. Taip pat siūlomas minimalus kokybės reikalavimas medui, tai yra invertacijas lygis 50 matavimo vienetų kilogramui, kad nebūtų jisai kaitintas. Bet ar tai ne per mažas rodiklis, klausia, ar 50 ne per mažas invertacijas? Tai Edvardas neteisingai rašo, yra ir uždrausta filtracija, ir vakuuminis džiovinimas, kad brandus medus būtų. Ir tas, dėl invertacijas draudimas kaitinimui taip pat yra, ar rodiklis ne per mažas, apie rodiklį nebuvo diskutuojama. Tai kol kas yra taip, kaip čia surašyta, skyrus, kad filtracija neteisingai pateikta. Gerai, einame toliau. Klausė, kuomet jūs sakėt, kad siūsti pasiūlymus dėl bitininkystės, tai klausė, kur siūsti juos reikia. Tai bitininkų sąjungos adresą info@bitininkų-sąjunga.lt. Tvarkoja. Toliau Gražina rašo, dalyvavau 2 kursuose Respublikoje, nieko naujo neišgirdau, net vieną kitą klaidą darė lektoriai. Puikius kursus organizuodavo forumas Mano bitės, net su mokslininkais iš užsienio. O pas mus kam skirti kursai pradedantiesiems? Tai taip, sutarkim, aš sakau, aš ir kalbu apie mūsų strategiją, kokio mokymo mums reikia.
Man atrodo, kad reikia žmonių, kurie galėtų būti specialistai, kurie galėtų skaityti, reikia pasikviesti, pasidalinti patirtim ir su kolegom iš kitų kraštų. Čia viskas tinka. Aš irgi nekartą tiem, kurie veda kursus, sakiau, kad jūs veda tik pradedantiesiems, reikia ir pradedantiesiems reikia ir jau pradėjusiems tą. Tai visada, man atrodo, gyvenimas, mokymas visą gyvenimą labai tinkamas. Tai pirmyn ir mano bitės gerai, ir maisto veterinarijos tarnyba, nežinau, kas čia gal iš jūsų dalyvavot kursuose. Vienose iš praeitų metų pabaigoje kolegos, kuriais aš kalbėjau, bičiuliai, sakė, kad irgi buvo geri kursai. Tai matyt, kad yra ir gerų, ir blogų tų kursų, tai reikia tiesiog po truputį atsirinkti. Tvarkoj, tuomet Edvardas klausia, kada galima bus legaliai pardavinėti midų, ne tik vaišinti, kam į paramos paraišką įtrauktas distiliatorius, gal bus legalu? Tai midų galima pardavinėti legaliai ir dabar. Yra tvarka, kada leidimai išduodami ir ne viena yra medaus gamintojai, nežinau, ko čia dar reikėtų, apie kokį smulkesnį ar kitokį. O distiliatorius, ten, man atrodo, kažkaip išaiškino, kad dabar vadinasi distiliatorius tas, kas anksčiau vadinosi kažkuo kitu ir buvo patikslintas pavadinimas. Tvarkoj, tuomet Danguolė klausia, kur galima rasti informaciją apie vykstančius kursus. Tai, man atrodo, kursų vedantis skelbs. Aš manau, kad bus ir Lietuvos bitininkų sąjungos tinklalapį, mes paskelbsim savo kursus, kiti paskelbs savo. Aš čia mačiau ir, man atrodo, žemės ūkio, kaip čia dabar ne žemės ūkio, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto kursai buvo paskelbti, tai visagalis Google'as dabar paprastai yra, bet sakau, Lietuvos bitininkų sąjunga mes savo kursus taip pat paskelbsim. Tvarkoj, truputį peršoksiu aš į galą, nes labai daug klausimų su tamsiai bite, tai galbūt galima bus daryti diskusiją, nes čia kiekvieną sudėtinga bus atsakyti. Kodėl paramoje bitininkystėje arba paramoje papildomam bičių maitinimui negali dalyvauti bitynai, kuriuose 150 ir daugiau šeimų? Čia yra kažkoks kitas sprendimas, ne parama bitininkystėje, nes maitinimų yra iš nacionalinės programos. Tai matyt buvo spręsta, aš nežinau, čia jau ankstesni sprendimai, kurie buvę, kad tie, kurie profesionalai turi daugiau, jau jie išgyvena iš savęs. Tas sprendimas kol kas nepakeis. Tvarkoj, tai kaip ir klausimai baigėsi, dabar tenai yra daug prirašę esat dėl tamsiosios bitės, tai galbūt būtų paprasčiau, jeigu gyvai paklaustumėt, tada būtų lengviau diskusiją daryti, tai prašom tie, kas rašė, galima diskutuoti. Galiu įlyst, čia niekas nešneka, tai aš tokį pastebėjimą turėčiau dėl tos tamsiosios bitės. Aš kaip ir už, jeigu tenais būtų ją smagu išlaikyti, jeigu jinai iš tikrųjų yra tamsi. Prieš kokius 3-4 metus Kaune buvo labai dideli kursai tokie, čia buvo dar Juozas pirmininkas suorganizavęs, iš visos Lietuvos buvo chebrytė Suliekus ir Amšiejus ten paskaitą. Pasakojo, man atrodo, kad tuose kursuose. Ir jinai pasako kaip tik apie tą visą juodosios bitės paiešką. Ir kiek aš pamenu, jinai minėjo, kad kažkokią tai užuomazgą jie rado, bet nieko ten tikslaus, konkretaus. Kažkur tai ar Jurbarko ar Varėnos pusės miškuose kažkur jie ten radė. Bet tai ji negalėjo tai įvardinti, kiek aš pamenu, kad tai tikrai yra ta užuomazga, užuomina, taip yra. Bet kad tai būtų tikrasis tas genas švarusis, tikrai ne taip. Pirmas dalykas. Ir antras dalykas. Labai įdomu būtų, o kaip vyks ta kasmetė patikra, ar tik bitė vis dar tam avilė yra tikra greinaveislė. Aš čia buvau uždavęs tokį klausimą, sakiau, kaip jūs patikrinsit, ar kiekvienais metais lysit į tą avilį, gaudysit motiną ir žiūrėsit, darysit tenais, kaip jūs žiūrėsit, ar tikrai ta motina ten pažymėta šių metų ar praeitų metų tebėra, kaip
kaip jie tenais, nu jie sakė, nu mes šito, sako, nepagalvojom, šito, sako, mes netidirbom. Tai bičiuliai, žiūrėkit, mes Kokie čia dabar... būtų pasibėjimai apie juodąją bitę? Jo, mes čia kalbam dabar apie tai, kas kur girdėjom, ką girdėjom. Mes čia šiandien susirinkom pakalbėti apie strategiją mūsų. Tai neužgoškim vienu klausimu visos strategijos, jeigu yra kokių tai pasiūlymų dėl bendrų. Dėl juodosios bitės kol kas mes neturim atsakymų, bet mes dar kartą kartuoju, čia jau kažkas rašė, kad mes einam pasišnekėti kaip Lietuvos bitininkų sąjunga. Kokie ten yra sprendimai ir kas. Ačiū už jūsų keliamus klausimus. Aš juos kai kuriuos girdėjęs, kai kurie, man atrodo, gal bus dar papildoma medžiaga aptariant tuos dalykus. Nes kol kas mes to dalyko negalim atsakyti. Aš dar kartą pakartosiu. Iš principo, nei žemaitukų, žirgų nereikia išnaikinti, būtų smagu, kad turėtume vieną kitą, nors jis nelabai naudingas mūsų gyvenime, taip ir juodosios bitės, tegul turėkime kažkur tai saugoti genotipą ir pačią bitutę, nueisim kur nors į Marcinkonis į Levę pasižiūrėti, kad tokios yra ir reikėtų tą sudaryti. O kitiem tas neturėtų maišyti kitam bitininkavimui, nes nei vienoj Europos valstybėje nėra likus, kad tik tai tas, reiškia, senoji, nu nebent karmika, ten galėtume sakyti, kad ten jau jų senoji. Bet iš principo aš manau, kad čia mes dabar per daug turim tokios panikos, gerai, kad nepraleidžiam pro ausis. Bet taip palikim atskirai temai, galbūt dar po 2 savaičių ar kada Kęstutį padaryk pokalbį apie tamsiąją bitę ir tikrai dar nebus per vėlu. O dabar pakalbėkime apie bendrai, apie visą strategiją, nes čia mes galime įklimti ir iki ryto ir pasirodyti, kad nieko reikia strategijos, nereikia, ką nors siūlom, nesiūlom daryti, neapsispręsim. Labą vakarą, Rimantas Biržai. Aš tada dar pabaigti, atsiprašau, tą juodąją bitę. Tada prašau tada. Pastriga viskas. Taip, Rimantai, prašau. Aš norėjau klausimą dėl veterinarijos tarnybų, nes dabar ant tiek sumažinti etatai veterinarinių tarnybų, nes nebėra ne žmonių, kas dirba tą kryptim. O čia dar šnekam, kad kažkas bus tyrimo ar kas. Nes anksčiau būdavo bičių pervežimų, aš daug pervežu bičių. Būdavo deklaruodavom vietas, kur statau bitę, suderinta prieš 2 paras prieš nuvežimą bičių. Aš suderinu su veterinarija. Dabar tokių nei žemėlapį nebeliko, nieko, nebėra kam betvarkyti. Nes, pavyzdžiui, pas mus Vilnius labai graudus dalykas, nukėlė veterinariją į miesto centrą, paliko 3 moterytės ir praktiškai nebėra kam užsiimti to darbo veterinarijoje. O visi sako, turi veterinarijos tarnybą dar prie tyrimų. Taip, anksčiau buvo viskas tvarkoj, kai buvo finansavimai jiem dėl puvinių amerikinių ir buvo tikrai dirbo žmonės specialistai žinantys darbą, bet dabar jų nebėra. Veterinarija padarė tą raganų medžioklę, etatų mažinimą ir čia yra net tokių tarnybų, kas aptarnaus bitininkus. Aš jau nebematau perspektyvą, kad veterinarija kažką geresnę padarys, nes viskas į tą vieną nacionalinę suvežta laboratorija, didžiulį pastatą Vilniuje, bet tai bitininkų tas tikrai negelbės. Čia vėl šitoje vietoje, kad, sakant, ir prie tos visos einant į ministeriją šnekant, reikia žiūrėti, o apie bičių, jeigu į bites įsiterptų aplinkos apsauga, tai tenai nieko daugiau negirdėsim, kaip drausti ir bausti. Tai čia apie tai čia atskiras tas klausimas, gal ir diskusiją reikėtų apie tą juodąją bitę atskirai padaryti. Ne prie šito visą. Bet dėl bitininkavimo tikrai veterinarija yra tarnyba, kuri turėjo dirbti su bitininkais, jos dabar praktiškai nebelieka. Tai ačiū už iškeltą klausimą. Tai aš manau, kad mes galėsim pabandyti pasižiūrėti, kiek tų tyrimų buvo atliekama, kiek dabar atliekama ir paprašyti, ar įrodyti, kad jų reikia daugiau ir tada galbūt atsiras vėl tie etapai. Čiagi bangom eina vien, tai sumažina, tai vėl padidina, tai čia nėra taip to galvoti. Jeigu mes sakysim, kad yra poreikis, tai tada manau, kad galėsim tą klausimą kelti ir pasižiūrėti. Gal pavyks statyti tos dalykus.
Čia dar tam ir klausimas yra, kad, pavyzdžiui, veterinarija anksčiau tvarkydavo tas reikalus. Dabar, pavyzdžiui, stovi bitynas, tavo stacionarus, žiūri atvažiavęs bitynas į Biržus Akmenę, vėl iš kažkur suvažiuoja bityną, nes nebėra jokios kontrolės, važiuoja kas kur nori. Ačiū, miškininkai bandė padaryti, bet dabar vėl buvo prapuolė pasėstas, kur jau vietos susiderini, kad būtų kažkiek tas bičių judėjimas, ypač kas vežioja bitės, čia tos didesnis bitininkus šitai liečia. O dabar liko, tuščias dirvonas, kaip sakant, į tavo atvežė, pastatė, nepamatė, tavo bitės nieko neneša ir jam nieko neprineša. Arba tiesiog užtveria tavo bityną, tavo bitės grįždamos iš laukų pakliūna pas jį ir taip, teoriškai apvagė bitininkus net. Nebėra tvarkos kur statymai, nes buvo atstumai tarpai, kur statyti. O dabar nebėra tos kontrolės. Čia iš Biržų kalbė, bičiuliai? Taip, iš Biržų ir asmeniškai esam susitikę kažkada. Gerai, tai mums reikia tokius dalykus kelti, nes mes negalim visko žinotos kasdieninės praktikos. Vieni vežioja daugiau kaip vienur tos, tai mums reikia, bandykim komunikuoti. Yra bitininkų sąjungos tinklalapis, yra elektroninis paštas, pabandykite tokias informacijos atsiųsti. Mes tos klausimus aptarsim, nesakau, kol kas negaliu pasakyti, kad čia kažką tai sprendėm, bet mezgasi normalus bendravimas bent jau su maisto veterinarijos tarnyba. Tai jeigu jisai išvirs į tokį konstruktyvų darbą, kad mes iškeliam problemą, jie pasižiūri, pasitaiso, tai bus to, ko mes norėtume. Jeigu nebus, tai tada bandysim kitokio formum bendrauti. Bet dabar aš negaliu pasakyti jam didelių priekaištų, nes kol kas lyg tai bandom tą kalbą surasti. Tai mums reikia tik tai faktų, kad bandyti pagal juos nukreipti tą jų veiklą. Yra jų veikla, buvo veikla, jį veikia, dirba, aišku, aktyvių žmonių buvo, bet dabar įstatymas kaip ir būtų jisai, bet jis jau išvis, kaip sakant, iššluotas iš aplinkos, jo nebėra, esantis įstatymas, jis nebeveiksmas yra. Gerai, surašyk ant vieno puslapio mažiau, kas gerai veikia, kas dabar nebeveikia, ir mes pabandysim nueiti ir pasikalbėti. Su nauja dabar vadovė, nauja šluota, gerai šluota, paprastai, tai pabandysim pasiaiškinti, kaip čia galima atstatyti senus gerus laikus. Gerai, dėkui. Klausimas kelia Vilma ranką, klausime. Sveiki, sakykit, prašau, vasario 2, kur bus susitikimas ministrijai, ar dalyvauja tik LBS ar ir kitų asociacijų atstovai? Sakiau, kad LBS. Iš kur čia sužinojot ir mane klausinėjot, kur aš einu, mane pradėti persekiot jau. Matot, jūs visur matomas dabar. Aš daug kur vaikštau ir turiu kalbėti. Jeigu galima, aš gal Juozo šiek tiek tada paklausiu, nes, ta prasme, mes tikrai, čia Dainius Noreika kalba, mes tikrai nuėjome dabar kartais kai kuriuom temom į tam tikras smulkmenas. Su Juozo, ko gero, pati mintis buvo vis tik tai pristatyti tą bendrą viziją, bendrą planą ir būtent tais punktais, kurie buvo vardinti, jie tikrai, ten į detalės dabar sudėtingai įlysti ir ten diskutuoti visą kitą, bet yra bent padaryti griaučiai, apie ką mes tada turėtum galvoti ir šnekėti. Jeigu tai būtų įmanoma tokį dalyką kažkaip tai apibendrintai surašyti, kur paskui tą, vadinkim, tą šakas ar tą kamieną, reiškia, kažkaip aplipdytumėm ten draugijose, bendrijose ir bitininkai patys, tai tada mes kažkur tai sugeneruotumėm tą rezultatą, ką Juozas ir norėjo turėti kažkuria tai laikė, reiškia. Tai apie tai kalbu. Tai pagal laiko skalę, sakau, čia mane truputį Kęstutis pagavo per anksti, iš tikrųjų, bet tvarkoja viskas. Aš matyt, kad šiokius tokius griaučius pristatysiu mūsų metiniam susirinkime. Mes ten matė kovo pabaigoje kažkada. Lietuvos bitininkų sąjungos ir paskui tada paleisim per draugijas, per tokias diskusijas įvairias ir galbūt, sakau, per pusmetį ar 25 metam pasibaigsim, jeigu rasim vienokį ar kitokį daugumos pritarimą,
kad štai mums taip atrodo, kad ta linkme reikėtų eiti. Ir tada, sakau, po visuotinio susirinkimo kovo pabaigoje galėsim tokias platesnės, gilesnės diskusijas kiekvienoje draugijoje ar atskiram susitikime panagrinėti ir papildyti, kad jau galutinis produktas būtų panašesnis. Labai šaunu, nes mano galva, kad dauguma tų klausimų, kurio kelia dabar bitininkai, tai yra tiesiog dėl to, kad nebuvo tokios vizijos, nebuvo tokio plano ir nebuvo, reiškia, tokių, ko gero, krypčių, kaip jūs sakėte, kad Lietuvos ten žemės ūkyje aplamai bitės net nėra paminėtos, kad jos kaip ūkio šaka, gal kaip ūkio šaka yra, bet ta prasme, kaip jūs ten labai gerai išreiškite, reiškia. Tai tiesiog gal tada ir visos kitos institucijos ir žiūri tada viską pro pirštus, kažko nedadaro, ta pati veterinarinė tada jinai vis silpsta mažėja, per mažai skiriama dėmesio aplamai šitą ūkio šaką. Ir turint tokius rezultatus, kad kas ką nori, tas tą daro ir atsiranda visokių tokių, daug nesąmonių. Tai jeigu būtų ta kryptis aprobuota, priimta galų gale ir Žemės ūkio ministerijos, aplinkos ministerijos, tada tas būtų daug lengviau, būtų kažkur tai stuburas į ką atsiremti. Už teisingai turbūt. Suprantu. Labai teisingai. Nežinau, ar matai, Kęstučiu Jurgita čia mūsų dabar spaudžia, kad baikit kurti ar nepradėkit kurti vizijas, reikia krizės spręsti. Tai dedam, Jurgita, kiek galim tų pastangų, nežinau, ką tu matai, bet, kaip sakiau, mes ir dėl medaus užplūdimo į mūsų rinką, ir dėl sveikatos ir kitų dalykų, tai tuos darbus bandom daryti ir gesinti, kaip dabar su žaliuoju kuru, kurie ir panašiai. Čia apie bitynų šeimų pardavimą kažką. Čia Vytis klausė. Akivaizdžiai galima matyti, parduodant ir pasiekė žinios, kiek jau sumažino ir dar ruošiasi didieji bitininkai mažintis bitynus, šimtais šeimų, ne dešimtimis. Pagrindinė priežastis didiesiems neparduodant ar parduodant žeminančią mažiau savikainos kainą. ES medaus trūksta, Lietuvoje bitės nyksta ne dėl ligų, o dėl labai rimtos priežasties. Tai aš dar kartą sakau, Europoje vienintelė, aš manau, du dalykai čia yra. Vidaus vartojimas, kad būtų, tai žmonės nuo mažesnių bitynių pasidarė didesnius ir staiga neturi kur realizuoti. Tai dabar ar čia gali kaltinti. Tai arba vartojimas vidaus padidėja, arba eksportas. Eksportas, kad galėtų vykti, reikia sumažinti to kokybiško rusvo saldaus skysčio privežimą į Europą. Tai mūsų dabar direktyvos keitimas, ką padarysi, tokia yra procedūra, jis užtrunka, vieni turi vienaip, kiti kitaip, tai jisai vis vyksta. Ir jeigu susitvarkysim su kontrolė, bus mažiau, bus daugiau suvartojama Europos medaus. Tai kainos, kurios dabar yra dar rodomos Europoje ir kažkur, sakykime, tose kraštuose, į kur nukeliauja Europos medus, Japonija, Saudo Arabija, kiti, jos ten dar yra mums lietuviam tikrai tinkamos. Tai kad mes, mūsų reiškia, didmenininkai to kol kas neatidaro tų kelių arba nepasidaro, tai čia yra. Dėl ekologinės bitininkystės, kur yra, tai jeigu mes turėsim tų ekologinių plotų, tai tada bus ir ekologinės bitininkystės, nes čia didžiausia problema, kad pasižadėjom didinti ekologinius žemdirbystės plotus, o dabar jie mažėja. Aš, pavyzdžiui, negaliu, nes apie mane ten purškia ir niekas nesiruošia ekologiškai ūkininkauti, tai negaliu savo
viteles pervesti į ekologinę bitininkystę, nes neturi tokios aplinkos ir nemažai kas turi kuo daugiau tų dirbamų laukų, tai kas randa kur nors miškuose arba labai dideliuos ekologinius, bet kas čia ta mūsų augma, ar kokia čia buvo ta augma, kuri buvo ekologiniai, pasidarė neekologiniai, kai neranda, pelningumą randa kitur didesnį, tai labai priklausys nuo to, kiek vystysis ekologinė sodininkystė, ekologinė žemdirbystė, tai tada galės, nuo to priklausys ir vieta, ar galės būti daugiau ekologinės bitininkystės, nes ten miškuos vienur kitur gal surasim, bet čia mes esam tam tikrą prasme įsteigti į kampą. Su LBS-o lipduku aš jau atsakinėjau, bet man atrodo, kad jisai nejuda į priekį, nes tiesiog per mažai reklamos, per mažai veiklos ir nėra tokio poreikio žmonėm, jie nepasiruošę sumokėti ten 20 ar 50 centų daugiau už geresnę kokybę. Taip, bet dar norėčiau čia truputėlį įsiterpti, čia klausimų ir buvo dėl medaus, tai apskritai, ką Juozas ir pristatė, aš čia susirašiau mažiausiai 12 punktų tų strateginių tikslų, kokie galbūt tuos griaučius tokius, tai čia viskas ir kaip ir gali dėliotis tarpusavyje. Pavyzdžiui, buvo vienas iš Juozo paminėtų strateginių tikslų, kur dabar aptarėm vidaus vartojimo didinimas. Tai vėlgi čia irgi buvo su švietimu, kad mokyklose švietimą daryti, bendradarbiauti su mokyklom, tai vėlgi tai atsilietų. Tai mes matom, kad čia yra ilgalaikė strategija ir visi tie Juozo išvardinti tikslai, strateginiai tikslai, jie tarpusavyje susisieja ir galima kažkokį tai bus judėti į priekį, tai galbūt būtų galima daugiau tokių klausimų bendriniais, tokiais stambesniais tikslais, ką mes galvojam eiti, kokiomis kryptimis, kaip vidaus vartojimo didinimas, švietimas, galbūt, kad galima būtų išsigryninti tokius tikslus, nes nesinorėtų susivelti į labai smulkmenišką diskusiją. Tai galbūt būtų galima platesnė prasme apie bitininkystę truputėlį. Nu tai, sakau, aš dar galiu tik paminėti, kad, pavyzdžiui, man atrodo, kad pagal vartojimą mes tikrai dar galėtume gerokai padidinti. Aš čia kažkada juokavau per Medsukio šventę šįmet, jau praeitą rugpjūtį, kad agitavau prezidentą Nausėdą, kad jisai vietoj cukraus prezidentūroje lietuvišką medų vartotų, vietoj atvežtinio cukraus iš kažkur. Jisai prašė perėjimo periodo kavai, bet sakė, kitur gali pakeisti, bet kavoje dar norėtų įsidėti aukštelį cukrus. Tai sutinku su perėjimo periodu, bet jeigu ateityje primsit, kad bus lietuviškas medus, tai tada galima. Tai prezidentūra tai ten nedaug suvalgyti, bet, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė galėtų būti tokia kaip trumpoji grandinė, kad Lietuvos kariuomenė, vadiname šauktinių skaičių į kelių tūkstančių, galėtų pabandyti vartoti medų. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų dar mes turim ne tokių galbūt visą apimančių, bet turim kur padaryti. Taip, Adamas kelia ranką, jau kuris laikas. Sveiki, čia aš nuo sūnaus prisijungęs, čia Vaidas Arbutavičius, to įsijungsiu kamerą. Sūnaus buvo paliktas vardas, tai aš nepakeičiau nuo jo mokyklos laikų. Taip, labai dėkoju Kęstučiui, kad suorganizavo su Juozu tokį suėjimą. Tikėjausi čia sutik daugiau bičiulių, gaila, kad palyginus nedidelis ratas prisijungė. Ir ką tik Juozas kalbėjo apie medaus su kareiviais. Mano būtų pasiūlymas, kad kažkaip, Latvija yra tuo keliu eina Latvijai, kad medaus nuo mokyklos amžiaus pradeda medaus populiarimas. Yra mokyklose medus pateiktas, kad auginti
kartą nuo pat mažens, kad jis pažintų tą medaus skonį, žinotų apie jį ir tada užaugęs žmogus jį pats rinksis. Nes dabar vaikai medaus negaudami užauga tikrai jo nebus įpročio. Bet čia ne apie tai norėjau pakalbėti. Aš norėjau pakalbėti labiausiai apie, įsiterpti galbūt ne visai su strategija susijęti, apie paramos taisyklės šių metų. Turbūt daugeliu kyla vienų kitų klausimų, vieni įsiaiškina, kiti neįsiaiškina. Aš jau pirmininkams pasidalinau laiško, bet tai, kur skirta pirmininkams, aš jau ten jiems parašiau, o kur skirta paprastiems žmonėms, aš pacituosiu, ką aš parašiau nama ir kur gavau atsakymą. Pateiksiu keletą klausimų. Netinkami pareiškėjai. Taisyklėse punktuose 13,1, 13,6 paminėti netinkami pareiškėjai. Daugiau informacijos taisyklėse apie tai nėra. Klausimas. Ar 23 metais ir ankstesniais metais teikia paraišką ir gavę jos patvirtinimą, sėkmingai įgyvendinę inventorių, pristatė mokėjimo prašymą iki nurodytos datos ir panašiai. Pareiškėjas gali teikti paraišką ir gauti paramą šiais metais, 24. Kas pernai teikia, Metsukiui, ar gali šiemet teikti? Nes tokio parašymo niekur neradau. NMA atsakymas. Tuoj palaukit, surasim. Atsiprašau, kad biškį užtrukau. Tai Vaidai, mes matėm tavo šitą laišką. Bet nematė paprasti bičiuliai, tai sakau, galbūt... Tai įdėk į LBSO puslapį ir paskaitys, kas nori. Trumpai drūtai, tie, kas teikia pernai paraiškas, gali šiemet taip pat teikti paraiškas ir gauti inventorių. Kitas buvo klausimas apie, kas yra oksalo garinimo komplektas. Tai į jį gali įtraukta būti bet kas, tik tai negali būti išskirta, kad tai yra, pavyzdžiui, generatorius ar dujokokė. Jeigu bus įtraukta komplektas, kuriame bus generatorius ir dujokokė, galima pirkti. Jeigu bus išskirta, negalima pirkti. Bet pagrindinė mintis, kad kas pernai dalyvavo paramoje, gali šiemet vėl teikti paraiškas ir gauti paramą. Pagrindinė ta mintis buvo mano. Gražina tau rašo pernai Metsukį ir šiemet Metsukį. Aš galiu pacituoti ką... Gerai. Aš tiesiog įmėsiu komentarus citatą, kad nedaug skaityti, kad negaišt laiką, galbūt svarbesnių klausimų turite, tai jūs pasiskaitysit. Taip. Ačiū uždėmesį, tada kol kas tiek iš manęs. Vaidai, gal gali mesti tiesiog šitą grupelę, kur... Taip, aš dabar surinksiu, nes man pabėga tekstas, tiesiog kol aš negaišt laiką, aš surinksiu ir to jums į komentarą įmėsiu. Ačiū. Tai bičiuliai, galbūt paskutinių klausimų, nes jau artėjam ties 2 valandų riba. Kas dar nori pasisakyti, prašom. Jei niekas nesako, aš dar apie tos ekologinius bitynus norėjau, nes teko domėtis ir galima ekologinį registruoti tik tai visą 100% esamo bityno. Negali būti, pavyzdžiui, 2 skyriai ekologiniai, ten 3 skyriai neekologiniai. Sakyčiau, gal toks irgi kaip ir trukdis. Ačiū. Aš čia buvau pasiruošęs, bičiulis Ričardas, tokias skaidrės pristatymui, nežinau, gal žiūriu laiko labai daug nebėra, tai gal aš tada atsiųsiu tiesiai jums kaip prezidentui LBSO. Ačiū, Ričardai. Nors galėčiau ir prabėgti, šiaip iš tikrųjų ten dauguma su jūsų mintim netgi kartojasi, tik gal dėl švietimo tos idėjos, aš 8 minutę pamėginsiu pažiūrėti, ką aš čia vis rašęs. Gerai, dėl sprendimo, kaip padidinti tą medaus realizaciją ir ne tik medaus, kažkodėl mes visi akcentuojamės tik į medų. Tai mano siūlymas, aš paskui permėsiu jums kurti didesnės organizacijas bitininkystės produkcijos realizacijai, kurios užsiimtų produkcijos realizaciją tiek Lietuvoje, tiek ir lygiai taip pat jos didintų bendradarbiavimą, ieškotų galimybių su kosmetikos, kulinarijos, medicinos, veterinarijos ir kitom įstaigom. Nes ne vien medus yra bičių produktai. Toliau
tos pačios galbūt organizacijos, ar gal netgi ir yra, jos jau ieškotų ir vestų dėrybas su rinkomis visame pasaulyje, ką jūs irgi paminėjote, čia pasikartosiu, tikrai yra dar neišsemtos galimybės. Dabar dėl pačio švietimo, tai vat reiktų galbūt, nežinau, ar LBS, ar kartu visi bitininkai su apiterapeutais kartu parengtų bent minimalę švietimo programą ir bent profesinio lygmens, kaip yra sodininko profesinio lygmens metų 2 ar ten bent kažkokių valandų skaičius ir panašiai. Nes trūksta to bitininkui, sakau, švietimo, supratimo aplamai apie tai, ką jisai gauna iš tų bitelių. Nes ne vien medus, kaip yra pasakęs ne vienas jau senasis bitininkas senųjų dar kartų, kai būtų šiaudai, o visa kita, duonelė, pykis ir taip toliau, tai yra tie grūdai ir tas auksas, ką mes gaunam. Nes mes jų nevertinam daugumą bitininkai dėl to, kad nesuprantam apie juos. Va, ir kaip ir minėjau, didinti švietimą. Toliau, siūlymas irgi yra vienas iš tokių remti bitininkų draugijas, edukuojant bičių produktų vartotojus. Tai organizuoti įvairius susitikimus su organizacijom, bendrijom, įstaigom, ligoninėm, spa centrais, įvairiom bendruomenėm ir taip toliau. Ir skleisti tą mūsų turimą auksą, tas gaunamas vertybės iš tų bičių ir panašiai. Aš čia dar buvau užsirašęs švietimo įstaigose, būreliai vaikams gali atsirasti tokie, kaip lygiai taip pat jie finansuojami kai gauna kiti irgi finansavimą. Ko dar labai pasigendu apie produktus, tai stipriau reikėtų skleisti informaciją internetinėje erdvėje, nes dabartinis jaunimas jis ten sėdi nuolat. TikTokai, Facebookas jau gal netgi atgyvena, bet visokie Instagramai ir panašiai. Šviesti juos apie bičių produktų teikiamą naudą, lygiai taip pat ir galima per dozavimą ir panašiai. Na ir paskutinį ten dėl strategijos, tai aš esu pasirašęs, reikėtų išsikelti metams tikslus 5, 10 ir kaip jūs minėjot, netgi iki 50 metų. Ir kaip pavyzdį užsirašiau, po 1 metų užmėgstas bendradarbiavimas su organizacijomis, paruošta švietimo programa bitininkams ir panašiai. Kaip pavyzdys, po 5 metų vystoma bičių produktų realizacija, bendradarbiavimas su Europos, Azijos, Arabijos ir Amerikos rinkomis. Kodėl nepasiūlius? Susiorganizavus, susikooperavus, ką ir jūs minite dažnai, tikrai galima išeiti tas rinkas, Skandinavija visą ir taip toliau. Aš nesakau, kad ten nėra medaus ar dar kažką. Na ir kaip pavyzdys, po 10 metų Lietuvos bitininkystė lyderiauja pasaulinėje prekyboje ir gamyboje. Kodėlgi ne? Čia vienas iš tokių idėjų. Aš persiųsiu paskui jums tas skaidrės, ką aš ten pasirašęs, tam yra ir daugiau. Tai tik tiek, kad įsikiautas. Prašau. Taip, Stasys dar kelia ranką. Jo, sveiki, bičiuliai. Aš čia pakeliui buvau, tai galiausiai jau grįžau, galiu pakalbėti. Dabar apie tą strategiją, kurią Juozas visą laiką kalbėjo, tai apie tos mokymus ir visą kitą, tai mano nuomonė kaip bitininkų yra tokia, kad Lietuvoje turim perteklių bičių šeimos, turim perteklių produkcijos ir su tais mokymais bent jau pradžiamokslių reikėtų sustoti ir nebent tęsti pačių bitininkų, jau tų pažengusių bitininkų kvalifikaciją. Tas dalykas turėtų būti daromas, nes, tiesiog ant kiekvieno kampo bus problema. Kai čia vienas bičiulis iš Biržų sakė, kad kažkas iš Akmenės važiuoja, tai žinau tą žmogų, kuris važiuoja, tai ten problema yra kita visai, ten problema yra ta, kad tiesiog Biržų bitininkai nevažiuoja pas tos ūkininkus, tai jie tiesiog pasikvietė iš kito rajono, nevažiuos iš Akmenės, važiuos iš Kėdainių, važiuos iš Anykščių, suprantu, jokio skirtumo nėra. Dabar klausiu tuo pačiu dėl juodosios bitės. Tai ten diskusija yra, viskas yra ok su ją, kas atstatymo tapis melifera yra tai labai sveikintinas dalykas. Toliau platinimas su apribojimais ir draudimais už rezervatų ribų yra visiška nesąmonė, jie galima platinti visur, nes dabar tie bičiuliai čia, kurie čia vaidina save didžiaisiais profesionalais Lietuvos ir motinų augintojais ir skundžiasi, kad neturės kur apvaisinti F1 motiną. Tai koks skirtumas? Jūs vis tiek turite ties mišrūnės ir mišrūnės platinat. Tai koks skirtumas, kokią jūs ją platinat? Ar tokią, ar tokią? Dabar, ar tą bitę reikia iš tikrųjų ten remti, kaip dabar jie yra ruošiamasi remti? Tai žinoma, ją remti reikia tik tais tuo atveju, jeigu jos grynumas yra mažiausiai bent jau 70% ir ją galima išgryninti. Ar ją reikia daryti taip čepkeliuose, kaip dabar yra daroma? Tai mes negalim nieko atsakyti, nes mes netgi nežinom, kaip ten viskas yra daroma, suprantat, šios situacijos.
Taigi reikia pirmoje eilėje tuo klausimu išsiaiškinti situaciją iki galo ir tada kvies toliau diskutuoti. O profesionalams didiesiems, tai galiu pasakyti, pirmoje eilėje jūs dirbkit, dar kartą dirbkit. Norit sąžiningumo iš kitų, tai patys būkit sąžiningi, neskambinėkit kitiems, neprašykit parduoti belin kokios motinos, kad galėtumėt parduoti savo klientams kaip F0 kažkurios tai grinos motinos. Taigi, bičiuliai, vienu žodžiu, dabar dėl tokių klausimų kaip mūsų tie pagrindiniai seminarai, dar kažkas, tai mes jų iš tikrųjų netgi neturim. Nes dabar vyksta tik tais tie seminarai, kur galima atsigerti kavos. Jeigu mes norim kavos atsigerti, mes galim pasijungti kavos aparatą. Tikrą seminarą jūs gausite ten, kur jūs norėsite susirasti bitininką, bitininko kompaniją ir ten jūs turėsite tokį seminarą, kurio jūs neužmiršite visą gyvenimą. Sėkmės jums. Dėkojam už pasisakymą. Ar dar būtų kažkokių tai minčių paskutinių? Ten vėl Vaidas kelia ranką Adamo vardu. Nenuleidžia jis, man atrodo. Jis nenuleidžia. Atsiprašau, nenuleidau, galvoju, užsijungs pakalbėjus pati. Tai kągi, turbūt dėkoju visiems susirinkusiems, dėkojam labai Juozui iš pristatymą, visų tokių pagrindinių strateginių krypčių ir ateities vizijos. Kaip Juozas ir sakė, per ataskaitinį susirinkimą bus pristatyta turbūt labiau struktūrizuota versija ir matysim ją kiekvienas asmeniškai, galėsim dar kartą ją persižiūrėti ir manau būtų tikslinga galbūt jau kuomet po pristatymo truputėlį praėjus laiko, kuomet permąstysim kiekvieną tų punktų, galima būtų vėl pasidaryti tokį susitikimą ir tada jau padiskutuoti giliau, galbūt pasirinkti keletą temų, kurias galėtumėm plačiau aptarti. Tai tikrai labai dėkoju visiems ir pasisakiusiems ir ypatingai Juozui, kad skiria laiko ir atsakė visus jums rūpimus klausimus. Tai ačiū bičiuliai, gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų. Ir laukiu jūsų laiškų, minčių, kad strategija būtų visų mūsų produktų. Atsiprašau, Juozai, jums į Messengerį ar kažkokiu LBS paštu? Visur tinka, LBS, Messengerį, viskas tinka. Dėkui. Ačiū. Iki.